Amber, Gabinai, kokia staigmena. Apie ką kalbėsimės? Noriu tiesos. Noriu žinot, ar tu mano teta. Kodėl klausi? Nes ponia Krisanta net pažįsta Amber. O mano tėtis sakė, kad tavo sesuo laukėsi tik kartą, ne du. Todėl prašau, pasakyk tiesą. Ilgiau neištversiu. Turiu žinot. Man plyšta širdis, kad mama mane atstumė. Ji pripažįsta tik Alejandrą. Nagi, kalbėk. Tu teisi, Amber. Krisanta tau ne mama, o Alejandras ne brolis. Tikroji tavo mama mirė gimdydama. Tavo biologinis tėvas neištvėrė ir nesutiko tavęs auginti. Krisanta apie tave sužinojo tada, kai buvo nužudytas Clemente ir pavogtos jo žemės. Ji tave įsivaikino ir užregistravo Sančes Guerra pavardę. Ji visiems sakė, kad tu jos dukra ir mylėjo kaip dukra. Kodėl nesakei? Pažadėjau Krisantai niekada apie tai nekalbėti. Aš tave myliu ir noriu, kad jaustumėsi šios šeimos dalimi. Nusprendžiau sulaužyti pažadą dėl vienos priežasties. Nes žinau, kad mano sūnus tave myli. O aš geriausiai žinau, ką reiškia mylėti, kai viskas atsisuka prieš tave. Sužeista siela niekada neišgyja. Aš tau to nelinkiu, sūnau. Noriu, kad tavo gyvenimas būtų laimingas ir kupinas džiaugsmo su mylima moterimi. Dabar žinau, kad tai tikroji laimė. Kaip mama ir kaip žmogus padariau daug klaidų, bet noriu pasikeisti. Noriu, kad manim didžiuotumėsi ir kad vieną dieną tavo širdis sugebėtų mane pamilti.